2013 m. sausio 7 d. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas buvo suimtas dėl įtarimų korupcija, piknaudžiavimo tarnyba, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo rekonstruojant Panevėžio viešbutį Romantic. Buvo įtariama, kad prieš 2011 m. Europos krepšinio čempionatą Lietuvoje Balčiūnas prisidėjo prie to, kad neteisėtai už Panevėžio savivaldybės pinigus buvo rekonstruotas minėtas viešbutis. Buvo tyriama, ar Panevėžio miesto pinigai nebuvo apgaulę perduoti LKF, kuri vėliau juos panaudojo Romantic viešbučio atnaujinimui. Pareigūnai skelbė, kad LKF naudai buvo užvaldyta beveik 2,5 milijono litų, iš jų daugiau nei 80% panaudojant viešbučio rekonstrukcijai. Balčiūną tuomet dar užstojo LKF ir jos prezidentas Arvydas Sabonis. Byla pirmojoje instancijoje buvo nagrinėjama iki pat 2018 metų, kai galiausiai buvo paskelbtas išteisinamasis nuosprendis Balčiūnui ir dar 8 įtariamiesiems. Už darbus Lietuvai neteisiama. Tokius žodžius iš teisėjo išgirdo Balčiūną kaltinę prokurorai, kurie nepasidavė ir apskundė teismo sprendimą. Visgi 2020 metais apeliacinis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį ir byla buvo galutinai baigta. Tačiau ar 2 iš eilės su Balčiūnu susiję skandalai gali būti atsitiktinumas?